Jūsų likimą formuoja jūsų sprendimai. Broliai, ką veiksim gyvenime? Atsilieps ateityje. Koks jūsų gyvenimo tikslas? Kokie jūsų troškimai? Leis tau pasakyti kai ką jau žinai. Pasaulis ne vien saulės spinduliais ir vaivorykštėm klotas. Tai labai pikta vieta. Ir nerūpi koks kietas esi. Jį tave paklubdys ant kelių ir teks klupėti, jei leisies. Gyvenime susidursite su vargais. Gyvenimas baisus. Toks ir buvo. Nėra jokios magijos, kuri jį sutvarkytų. Viskas priklauso nuo tavęs. Nepasiduokite, kada sunku. Bet svarbu ne tai, kokie stiprūs tavo smūgiai. Svarbu, kiek tų smūgių gali pakelti ir judėti toliau. Kiek gali pakelti jų ir judėti į priekį. Taip laimima. Kaip stipriai norite sėkmės? Ar esate pasiruošę tam atiduoti visą savo pastangą? Paklauskite savęs to. Ką aš veikiu savo gyvenime? Ar gyvenu jame? Ar tiesiog einu į širdžiai nemielą darbą, kuriame tikrai nenoriu būti? Atlieku keletą mokyklinių uždavinukų. Gaunu atlyginimą už tai, kad esu vienas iš įrankių. Ar aš įgyvendinu gyvenimo prasmę? Savo sąlygas? Taip kaip aš noriu gyventi. Daryti dalykus, kuriuos noriu daryti. Neleiskite baimę įsiterpti tarp jūsų ir jūsų svajonių. Mūsų didžiausios baimės atsiranda ne iš mūsų. Mūsų didžiausios baimės atsiranda todėl, kad mes nemokame vertinti. Tai gyvenimas mus gazdina, o ne mūsų įsivaizduojamos baimės. Būti mažam ar jausti, kad kiti žmonės aplink tave jaučiasi pavojingai. Visi buvom laimingi, kai buvom vaikais. Tiesiog ne visi mokėjom tai išnaudoti. Ir kai išmokstame naudotis gyvenimu, mūsų pasąmonė duoda leidimą padaryti tą patį kitiems. Kai mes esame atskiriami nuo savo baimių. Jūs turite galę pakeisti savo gyvenimui. Turi išsaugoti savo gyvybę. Kas jei ne tu bus tavo gelbėtojas? Privalai padaryti tai, ką privalai. Nesvarbu kas tai. Jūs kuriate savo likimą. Jei tikėsite savo svajonėmis ir imsitės veiksmų, jos taps realybė. Ir jei žinai, ko vertas, gausi ko vertas. Bet turi būti pasiruošęs priimti smūgius. O ne badyti pirštais ir sakyti, kad nesi tuo, ko nori būti dėl jo, jos ar bet ko kito. Bailiai taip elgesi, o tu netoks. Tu geresnis. Tikėkite savimi. Nugalėtojų esame jau ir netapus juo. Tačiau reikia pasiekti tai. Jūs privalote padaryti sprendimą ir tą čempioną paversti matomu. Nesvarbu, kokios jūsų svajonės. Padarykite tai, kadangi galite. Metas paleisti čempioną esantį jumyse. Jokių atsisakymų.